kitų. Taisyklių aš turiu laikytis, kurių aš visiškai nesuprantu. Nesu aš stumiamas ar valdomas, nesu aš visiškas žioplys. Ir kodėl man kažkas turi dar aiškint, su kuo ir kaip gyvent. Praeina metai kaip dement, bet man neleidžia taip gyvent. Kaip moku pats, o ne kiti, tik nesijaudinkit visai jau dėl manęs. Nemažas visiškai esu, o jūs jie norite pagal standartus. Gyvenkite, prašau, pirmin. Man juokas ima visą laiką, kai bijok žmonės, ką jum pasakys. Ir jėdžius pinigai svarbiausi, pas mane viskas atvirkščiai. Galiu aš nors ir nusikeikti, ar nahui, ar pas jūs toli. Iš ten gal ir net nepareiti, čia gal ką žmonės pasakys. Gyvenkite toliau pagal šabloną, manęs nedomina visai. Aš gyvenu savo gerovį, bet aš ne dėl kitų žmonių. Gyvenimas yra per trumpas standartams ir žmonėms. Ar verta baigti mokslus ir būti kaip kiti? Manau, neverta ir tylėti, kad žmonės ką ir pasakys. Gyvenimas yra per trumpas, kad būčiau normalus. Standartai man visai nerūpi, nemoku taip gyventi visiškai. Geriau aš būsiu išprotėjęs ir liksiu savimi. Nėra pas mane kaukių, bet nieko nėra geriau už laisvę. Ten ir standartų ir žmonių, kurie kažką man gali pasakyt. Mano taisyklės yra savos, kurių laikytis nesunku. Šneku, ką noriu aš kas kartą, darau tik tai, kas malonu. O jūs laikykite standartų ir baikit mokslus kaip kiti. Ir nedarykite kvailysčių, nes žmonės gali pagalvoti negerai. Štai kuo mes dabar skiriamės, jūs rėmos, o aš einu laisvai. Gyvenimas labai jau trumpas, kad aš galėčiau jūsų paklausyt. Kad aš galėčiau jūsų paklausyt.